Sveiki, žiūrės, mumis kaip vis daždolis. Ir šiandieną mes po 4 mėnesių grįžom į Minecraft hardcore. Gal kai kurie iš jūsų galvoja, kad aš miriau, bet taip neatsitiko. Viskas ok, tiesiog buvo nusibodę žaisti. Tai šiaip pagalvojau, gal grįšiu. Tai ką mes šiandien darysime, tai darysime mano namų romtūrą. Tai iškart pradedam nuo mano namų. Neklausiu, kodėl čia akmuo, čia tiesiog kryperis prasprogdino, tingėjau stiklo ieškoti vėl. Žodžiu, dar rūsį su gyvūnais išsikasiau. Ir dar vieną rūsį išsikasiau, čia man gal fermą kokią pasidarysiu. Dar nežinau, aš dar galvoju. Bet jūs galite pasiūlyti idėją, ką aš ten galiu daryti. Tai dabar aprodysiu jums visą savo pasaulį kaip ir viskas, o per kitą epizodą mes perėsim ant naujos Minecrafto versijos. Taip. Ir pirmas dalykas, ką norėčiau parodyti, pusiau automatinę bulvių fermą. Tai va, mes nuplaunam bulves, vanduo teka, bulvės irgi ten teka. Išjungiam vandenį. Einam patikrinti. Ir bulvės jau tenai, prie hoperių. Į čestą lenda. Jėzau, kiek jų daug. Ok, žiauriai daug bulvių. Aš gal pasimsiu 4 stekus ir dabar greitai užsodinsiu. Ir baigiam sodinti ir reikia nunešti atgal bulves. Ir kadangi surinkome bulves, reikia parodyti mums kitą stotelę. Taip vadinama, kur mes nueisim dabar. Ir pakeliui dar parodysiu savo automatinę moliūgų ir arbūzų fermą. Arbūzų, čia jau viskas užpildyta. Reikės surinkti, manau, dabar mes eisim prie mano buvusio namo, kurį aš jau buvau pasivogęs iš villagerio ir štai va tas blacksmithas buvo mano praėjęs namas. Čia aš kaip ir rašiausi savo pasiekimus, pavyzdžiui, 24 metų rugpjūčio 27 pasiekiau 100 prenumeratorių, aš tuo labai stipriai džiaugiuosi. Ir po mėnesio čia buvo išgyventa 200 dienų ir reikės parašyti, kad čia yra išgyventa 300 dienų. Ir čia yra mano sugarcane'ų ferma, o ten yra bambukų automatinė ferma. Ir palaukit, čia yra Nether portalas, kuris buvo trumpam apstatytas biškį, dėl to, kad buvo labai nesaugu Nether eit kurį laiką. Ir štai yra mano rūsys, kur aš laikau 2 kalinius. Tai čia yra Zigmas, skeletas mūsų, ir zombis vardu Adas. Čia yra mano šitų grybelių ferma. Oh my god, aš stiklą sulaužiau, vėl stiklo ieškoti reikės. What the fuck. Taip, kiek ten čestė yra? Jėzau. Viskas aišku, žodžiu. Taip, kiek yra deimantų, reikia patikrinti, kiek aš turiu. Oi.
Netyčia nebeturiu deimantų. Reikės eiti pasikasinėti. Aišku, turiu praktiškai geriausius šarvus žaidime. Tai aš jau manau galiu eiti laisvai ant drakono su tokiais enchantais. Manau laisvai nukirsiu, kad ir viderį laisvai nukirs galiu. Pas Vardiną nelabai galiu eiti. Su Vardiną šis negali eiti, jeigu tu neturi Vilnos tipo, nu. Nes, nu gerai, su Vilna tai ten lengva viską apiplėšti, nu, apsistatai aplink čestą ir viskas. Tau nieko negrėsia. Ir einam prie kitos vietos ir tai yra mano villageriai, kuriais aš labai dažnai naudojuosi. Ir čia reikia parduoti javus. Ok. Šitam neščiam diedui parduosim morkas. Neklauskite, iš kur aš tai žinau. Jėzu, kuo jie stumdas, aš nesuprantu, kas jiem negerai. Typical legai pas villagerius, kitaip turbūt. Jėzau. Negi užkirs Iron Golemas, ar ne? Jėzau, kada nors nustos lagint, aš nesuprantu. Ir kodėl nėra vieno fermerio? Eik dirb davai. Opa. Nu ir va tokie pas mane barakai pas villagerius yra. Taip, greido palauksim. Ir va, matote, aš iš jo galiu auksinius, tuos paprastus oboliukus pirkti ir po to darysius auksinius. Nes žinot, kad auksinių obolių reikia, nu, bet kada jau gali prireikti, bet kurią sekundę. Su auksiniais oboliais aš šiaip per hardcore jaučiuosi šiaip gan saugus. Aišku, bet to temo nesijaučiu toks jau saugus. Taip, reikia permiegot naktį. Būtų, aišku, labai gerai. Palaukit, paieškosiu lovos. Nors kam tą lovą, tai aš su full netherite setu. Ir žodžiu, lanką dar pasidariau su Infinity. Tai jo. Dar power 5 kokius užsidėti ir eisim ant viderio kokio. O dabar kol tams nesutemo, reikia parodyti dar 2 vietas. Tai pirma iš jų yra šitas tiltas, kurį aš pastačiau, kad pereiti tą pusę ir iškirsti beržų mišką. Na, tai man dar ne 2 vietas parodyti, reikia netgi 3. Tai pradžio pavalgau, neturiu vandens. Nieko iš čia pasimsiu. Kibirą. Taip. Ir einam prie mūsų spawnerio XP fermos. Jo. Kur aš visą laiką su 30 levels grindinau. Nu ir va, toks pas mus kelias yra. Manau, dar pakeliui galėsim pas Vardiną užsukt, jeigu norėsit. Nors aišku, ką jūs norit. Jūsgi norit, kad aš nenumirčiau, bet norit pavojingų momentų. Aišku, aš jo nekviesiu. Nu, iš pradžių pas Vardiną reikia ateit. Vis tiek aš čia viską apšvietęs. Beveik.
Taip. Taip, pažalant shiftą jau atsistosiu. Jėzau, kaip prevardina baisu man. Nu va, kaip ir. Dabar grįžtu atgal. Nebenoriu čia būt. Nes kažkaip blogą nuojautą turiu. Nes jis fucking mane iš 2 šotų užmušė, su geriausiais šarvais žaidime būčiau. Jeigu jis, jo, iš 2 šotų, jeigu jis dėtų vieną long range šotą ir vieną paprastą šotą, tai iš long šoto -7 gyvybės ir to long šoto negalima, su to long šotu negali nieko padaryti. Tipo, armorai tau nepadės su tuo jo long šotu. Ir va mūsų mobų ferma. Jėzau, kaip aš painiojusi zombių fermą. Ir žodžiu, va tokiu vamzdžiu va. Po to jos tenai viršui nuplauna srovė ir jie krenta pro skylutę. Viskas per daug jau paprasta. Va, nukrito. Aš dar palauksiu daugiau zombukų, einu apsižiūrėti čia pakeilus gal. Žodžiu, va tokias katakombas savo radau pasistatyti zombių spawnerio fermai. Gerai, deimantų nėra. Nesiseka šiandien kažkaip. Va, matot, šitie gaidžiai čia sukrenta, nes jie per daug kvailiai yra. Bet jie gan lėtai krenta, tai man tas biškai nepatinka. Man šiaip nesvarbu šitas rotten flash'as, bet aš esu laikį pasiemu, nes aš galiu savo villager'ams parduoti. Aš arbus iš karto išmetu. Žodžiu, supratot, kaip šita fermikė veikia. Ir norėjau dar vieną vietą parodyti, bet nemanau, bet tada video labai bus ilgas, tai nerodysiu gal. Žodžiu, ten statysiu creeperių fermą. Tam aš pastačiau tiltą. Tai visiems ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau kaip visada Dodas ir visiems iki ir viso gero, iki greito.